kartais. Rubrika pristato interneto knygynas Knygos LT. O dabar metas apžvelgti naujas knygas ir tai padės mums padaryti knygų apžvalgininkė Agnė Mažeikytė. Labas rytas. Labas rytas. Žiūriu, kad viena už kitas storesnės knygos, tad ilgai ir nedelskime. Taip. Šįryt ant mano stalo 6 knygos, kurios padės ilgus rudens vakarus praleisti kuo įdomiau ir turiningiau. Taigi, visų pirma, mistika. Pirmoji šio ryto knyga vadinasi Raganų valandos. Tai pirmasis amerikiečių rašytojas Deborah Harkness grožinės literatūros kūrinys. O jis jau lyginamas su žymiausiomis Saulėlydžio ir Hario Poterio sagomis. Diplomuota istorikė Deborah Harkness yra parašiusi ne vieną mokslinį darbą apie 15-17 amžiaus mokslą bei mediciną, o šis kūrinys, kaip jau galima spręsti iš jo pavadinimo, pasakoja apie raganas. Į jaunos mokslininkės Dianos Bishop rankas Oksfordo Bodleino bibliotekoje patenka senas alchemiko Elio Ešmaulo rankraštis. Jis sugrąžina merginai galias, kurių ji išsižadėjo prieš daugelį metų. Pasirodo, Diana yra ragana. Ir net bet kokia ragana, o labai galinga ir kilusi iš gilias tradicijas turinčios raganų šeimos. Tarp žmonių gyvenantis demonai bei vampyrai taip pat susidomi šio paslaptingu rankraščiu. Jie tiki, jog jame galima sužinoti raganų atsiradimo paslaptį, jų praeitį, bet ir išskaityti jų ateitį. Taigi Diana, kuri vienintelė gali nulaužti, sakykime, užraktą šio paslaptingo rankraščio, leidžiasi istorijos labirintais pažinti raganų atsiradimo istoriją. Raganų valandos supina magiją ir meilę, fantastiką ir aistrą, keliones ir nuotykius. Tai yra pirmoji visų sielų trilogijos dalis ir joje laukia dar 2 kvapą gniaužiančios knygos. Manau, kad tikrai negalėsite paleisti šios knygos iš rankų ir versite puslapį po puslapio, norėdami sužinoti, kaip Dianai sekasi toliau. Kita šio ryto knyga vadinasi Kaulų ir dūmų duktė, o jos herojė yra ne ką mažiau unikali ir išskirtinė. Carol yra 17-metė dailės studentė, tatuiruota, mėlynaplaukė. Jos šeima, švelniai tariant, yra keistoka. Tai demonas avino kanopomis, kuris negyvėlių dantis maino į troškimus ir grupelė jam dirbančių chimerų. Carol sunkiai supranta, kodėl ją žmogų augina tokie keisti, nors ir švelnus jai padarai ir kokius paslaptingus reikalus jai reikia tvarkyti žengus pro stebuklingas krautuvėlės duris. Jos širdyje vis dažniau sukirba klausimas, kas ji tokia. Šis klausimas ypač opus pasidaro tuomet, kai Marakešo skersgatvyje jis sutinka ir įsimyli labai nuostabiai gražų ir galingą, bet nuožmų angelą, kuris nori ją nužudyti. Ar angelo ir nelabosios meilės istorija galėtų baigtis laimingai? Amerikiečių rašytoja Laini Taylor iš savo konkurentų išsiskiria labai originalių braižų ir lakia fantazija. Jis sužavėjo ne tik skaitytojus, bet ir literatūros kritikus. JAV žurnalas Entertainment Weekly apie šią knygą sakė, kad atšaukite visus planus, vos tik paimsite ją į rankas. Tikrai nenorėsite jos padėti, kol neužbaigėte. Gera žinia skaitytojams, knygos tęsiniais anglų kalba skaitytojus pasieks dar šį rudenį, o Lietuvą pasieks kitų metų pradžioje. Kitos knygos skirtos galbūt šiek tiek realesnių istorijų mėgėjams. Pirmoji jų, puikiai naujiena Nicholas Sparks gerbėjams, jau išleista lietuviškai jo knyga Naktis Rodantėje. Amerikiečių rašytojo Nicholas Sparks tai yra romanas, kuris debiutavo iš karto pirmoje New York Times bestsellerių sąrašo vietoje. Tad šaltą rudens vakarą labai rekomenduoju pasinerti į šiltų jausmų pasaulį ir nukeliauti į mažą pajūrio miestelį Rodantę. Čia sutiksite 45 metų
Adrianą, kuri atkeliauja į šį miestelį norėdama pabėgti nuo minčių apie ją dėl jaunesnės meilužės palikusi vyrą. Jis sutinka gydytoją Polą, kuris taip pat bėgdamas nuo savo rūpesčių nusprendė mesti gydytojo praktiką ir atkeliauti į šį Šiaurės Karolinos valstijos miestelį. Tai prasideda jų meilės istorija, kuri nepaiso nei žmonių praeities, nei jų amžiaus, nei galbūt ne visai tinkamo laiko. Tai tikrai nepaprasta istorija apie jausmams suteikiamą antrą šansą ir sunkius pasirinkimus kiekvieno žmogaus gyvenime. Pagal šią knygą Naktis Rodantėje buvo sukurtas kino filmas, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko Richardas Gyras ir Diana Lane. Uolūs skaitytojai jau turbūt įsiminė vokiečių rašytojo Sabine Ebert vardą, nes ji jau išleido tikrai ne vieną knygą. Jos sukurta saga apie 12 amžiaus Vokietiją ir pribuvėją bei žolininkę Martą jau seniai perkopė 1 milijono parduotų egzempliorių ribą ir tapo perkamiausia knyga Europoje. Dabartinė knyga vadinasi Pribuvėjos prakeiksmas. Jis vėl nukelia mus į Saksoniją, kurioje dabar yra 1189 metai, o pribuvėja Marta vis dar gedi savo tragiškai žuvusio vyro Kristijano ir neleidžia savo pamilti ir vėl. Nors šalia yra visiškai to vertas kandidatas. Jo suaugę vaikai taip pat kelia nemažai rūpesčių. Štai dukra Klara įsimylėjo jaunesnį į miestelį valdančią markizo sūnų, nors turi ištekėti visai už kitą vaikiną. O sūnus Tomas nori prisidėti prie kryžiaus žygio į Šventąją žemę. Gyvi dialogai, istorinės realijos, patrauklus personažai jau pritraukė tikrai nemažą Sabine Ebert gerbėjų ratą. Pribuvėjos prakeiksmas yra prieš paskutinę sagos dalis, tad nepraleiskite lemtingų įvykių ir sprendimų. O kitos dvi šio ryto knygos yra skirtos rankdarbiams, todėl paprašysiu Igno, kad parodytų jas iš arčiau. Pirmoji jų vadinasi Nerti dekoratyviniai krašteliai. Nerimas jau patiria savo atgimimą. Jo nerinių dabar galime pamatyti tiek madų pristatymuose, tiek garsenybių garderobe. O dizainerės Nikki Epstein darbai nebereikalo puošia madų žurnalo Vogue viršelius. Knygą Nerti dekoratyviniai krašteliai ji kruopščiai rengė net 3 metus. Šįkart mezgimo gurų skatina griebtis vašelio ir drabužių apdailai, kurti įspūdingus stulpelius, bumburus, klostes, klasikinius raštus, kutus, augalinius motyvus. Čia taip pat pateikti geriausi mezginių raštai iš pirmųjų knygų Dekoratyviniai krašteliai ir Dekoratyviniai krašteliai 2, tačiau jie išversti į Nerimo vašelių kalbą. Knygoje rasite daugiau kaip 200 raštų pavyzdžių, originalių modelių, spalvų derinimo pavyzdžių ir išsamių paaiškinimų. Sakoma, kad nerimas ramina ne ką prasčiau negu psichoterapeutas. Ir jis leidžia išlikti mums stilingiams ir madingiams, neišleidžiant daug pinigų. Na, o paskutinioji šio ryto knyga vadinasi Sutažo fantazijos. Ji padės pasigaminti tokius papuošalus, kad jūs pamatę kiti tiesiog išsižios iš nuostabos. Knyga Sutažo fantazijos talpina sutažo technikos istoriją, bendruosius teorinius dalykus ir žinoma gausiai iliustruotas papuošalų bei aksesuarų kūrimo pamokas, kurios bus aiškios ir suprantamos net pradedantiesiems. Sutažas tai siaura, skersai sukryžiuotų šilkinių siūlų apdailos virvelė. Apvadas naudojamas siuvinių apdailai. Prancūzijoje jau nuo 14 amžiaus ši juostelė naudota ne tik drabužių apdailai, bet ir išskirtinių bei prabangių papuošalų kūrimui. Šiuo metu sutažo technika pritraukia vis daugiau gerbėjų, tarp kurių net ir aukštosios mados kūrėjai. Knygos Sutažo fantazijos autorė yra Rimaidietė, kuri taip pat parašė knygą Dekupažo magija, kuri užkrėtė turbūt visą Lietuvą dekupažo maniją. Autorė šią knygą skiria visiems rankdarbių mėgėjams, negalintiems sėdėti sudėjus rankų, norintiems pažinti naujus stilius, technikas bei jų derinimo subtilybės ir pasiryžusiems kurti unikalų grožį. Dėkoju, Agne, kad atvykote, kad pristatėte naujausias knygas. Iki kitų kartų.